Jau turbūt pastebėjote, kad e-gazas dugnas laidose automobilių bagažinės matuojame šio sulankstomo elektrinio dviračio pagalba. Tai prieš save turiu Bister BS126S elektrinį sulankstomą dviratį. Tai akivaizdu, kad didžiausias šio dviračio privalumas yra tas, kad jį labai lengva sulankstyti, įsidėti į automobilio bagažinę ir patogiai transportuoti į norimą vietą. Dviratis nesunkus, nes jis yra karboninis, sulankstyti yra labai paprasta. Jis yra skirtas tokiom kelionėm, kai norite pavažinėti dviračiu, norite šiek tiek pasportuoti, bet ne per daug, nes planuojate nuvažiuoti ganėtinai nemažą atstumą. Tai šio dviračio baterija padeda jums nuvažiuoti iki 90 km, jeigu reikia elektrinio motoro pagalbos. Elektrinis motoras yra 250 W galios ir jis suteikia 5 pagalbos lygius. Tai su šiuo dviračiu galite važiuoti lyg su įprastiniu dviračiu arba pasirinkti, kiek norite, kad elektros motoras jums padėtų minti. Pavyzdžiui, važiuojate į kokią statesnį įkalnę, įsijungiat maksimalią 5 pagalbą iš elektros motoro ir dviračio minti pasidaro labai patogu. Bateriją galite krauti tiek sumontuotą ant dviračio, tiek patogiai pasimti į ranką ir nusinešti į kambarį. Priekį ir gale sumontuoti žibintai. Pas dviratis taip pat turi pavaras, yra 9 pavaros, tai kaip ir minėjau, galite važiuoti tiek kaip su įprastiniu dviračiu, tiek įsijungti norimą pagalbos lygį iš elektros motorų. Konkrečiai šį ar kitus Bister dviračius galite įsigyti tiek Krinonos fizinėse parduotuvėse, tiek internete krinona.lt.